Taip, Kęstutis Traškevičius, prašau klausti. Jo, iš tikrųjų gerbiami pranešėjai, iš tikrųjų ir gerbiami kolegos, tikrai smagu, kad pajamų mokesčio surenkama daugiau, būtų nesmagiau, jei jau būtų mažiau surenkama ir mes viršijam numatytus planus, bet štai jūs kaip prisiminėte irgi tuos protokolinius nutarimus, ten buvo numatyta irgi viršplaninės lėšas skirti ne tik skolų, bet ir gatvių tvarkymui, daugiabučių kiemų tvarkymui, tokie buvo prioritetai. Ar šią prasme neketinama nieko daryti? Ir dar noriu klausti, ar tiesiog mes jau antrą kartą didiname pajamų mokestį, ar kitais metais galima tikėtis tikslesnio pajamų planavimo. Ir dar vienas klausimas, ar bendras kreditorinis įsiskolinimas šių metų pabaigai planuojama, kad sumažės, nes šių metų pradžioje mes turėjom jį jau patį didžiausią, kokį kada nors esame turėję rekordiškai. Didžiausia, nenoriu minėti ir sumos, ten viršyje daug milijonų, virš 10 milijonų eurų, tikrai tas įsiskolinimas didelis. Tai va, kokia situacija ir ką jūs planuojate? Dabar dėl biudžeto planavimo. Taip patvirtina Seimas, kaip jūs žinote, tas pirmas skaitimas, tai būna vasario mėnesį. Mes didinti gyventojų pajamų mokesčio negalime. Tai taryba žino ir jau 3 metai iš eilės. Kaip taip vyksta, tai kiek bus Seime patvirtinta įstatymo, tiek mes turėsim ir pasitvirtinti. O aišku, paskiau, kaip matote, eigoje metų mes ir tiksliname ir be tarybos sprendimų mes nenukreipiame patys. Visą tą daro taryba. Dėl kreditorinių įsiskolinimo, taip, aš manau, kad šiais metais gali būti didesnis įsiskolinimas, kadangi dėl mūsų sankryžų. Petro Armino sankryža tikrai jau šiuo metu žinau, kad darbai jau yra tikrai daroma ir jau lygtai ir įpusėjo, o mes šiai sankryžai dar nesame gavę lėšų, jos bus gautos tik tai kitais metais, bus galbūt įtrauktos į mūsų biudžetą. Todėl, kiek padaryta darbų, jos eis į skolą. Bet mes sumažinsime paskolų likutį, bus paskolų likutis tikrai mažesnis negu šių metų sausio 1 dienai, dėl togi, kad bus grąžinta daugiau negu kad mes šiemet paėmėm.